Labas rytas visiems. Pradėsime mūsų šeštadienio ryto meditaciją Sahadža jogos būdu. Mūsų čia daug kas susirinko. Jeigu kas nors prisijungs. Tai geros meditacijos. Priminsiu, kad jeigu kas nors pirmą kartą medituojate, tai reikėtų sužinoti, kaip tai daroma. Arba tiesiog medituokit, kiek išeis, tiek išeis ir po to sužinosite, po to pasivysite. Tai pasiruoškime meditacijai. Turime turėti žvakę užsidegę. Būti atsibudus jau, šiek tiek gryno oro ir pasijudinus. Tai Indra šiandieną veda, Džėja išmatačiai. Gerai. Ar aš gerai girdžiuosi? Super gerai. Gerai. Man šiandien norisi žvakės prieš savęs, tai nežinau. Viena yra prie portreto ir viena prie manęs. Tiesiog taip norisi. Tai atsisėdam. Taip, kam patogu, kam ant kėdės, kam ant žemės. Dėmesį kreipiame į savo vidų, savo ritmu, įkvepiame ir iškvepiame. Atkreipiame dėmesį į savo kvėpavimą. Nuraminam savo mintis. Sudedam rankas link maldai. Ir labai nuoširdžiai paprašome. Motina, praveskite mums ryto meditaciją. Ateikite su savo visom vibracijom. Leiskite mums pajusti tikrą meditaciją. Tikrą bemintę būseną. Labai lėtai, su dėmesiu, pasikeliam kundalinį ir pasidarom apsaugą. Niekur neskubam. Užfiksuojame pirmą mazgą. Du mazgai virš galvos. Tris mazgelius virš galvos surišam. Ir pasidarom apsaugą. Pirmam kanalui. Antram. Ne kanalui, čakrai, atsiprašau. Trečiai čakrai. Ketvirtai. Penktai. Šeštai. Ir septintai. Rankas nuleidžiame į žemę. Arba kas sėdit ant žemės, kaip aš, tai ant grindų. Ir nuoširdžiai paprašom. Motinėlė žemelė, paimkite viską iš mūsų subtiliosios sistemos, kas yra negatyvu ir mums nereikalinga. Tegu viskas išeina į žemės gelmes. Paprašome ir pamedituojame. Dėmesį stengiamės laikyti virš galvos, ten, kur rišom mazgelius.
Jeigu kam ateina mintis, sakome, ne dabar, aš šiuo metu medituoju, ne dabar. Motina Žemelė turi labai didelę galią sutraukti kaip magnetas viską, kas mums nereikalinga, viską, kas yra negatyvu. Todėl leidžiam jai dirbti savo darbą. Jeigu kam labai nesilaiko dėmesys, galime atsimerkti ir žiūrėti į žvakės liepsną. Kairę ranką padedam ant kelių, dešinė lieka nukreipta į žemę. Dieviškoji motina, apvalykite mūsų kairiuosius kanalus, paimkite visą letargiją, subalansuokit mūsų emocinį kairį kanalą. Tegul visas negatyvas išeina į motiną žemę. Paprašome, fiksuojame dėmesį virš galvos ir vėl kelias minutės pamedituojame. Galime ant kairiojo delno pajausti ar dilgčiojimą, ar kitokius pojūčius. Tiesiog neatkreipiam dėmesio, dėmesį laikome virš galvos. Tegul kundalinė energija dirba savo darbą, savo tempu, jinai juda ten, kur jai reikia ir viską valo taip, kaip turi būti. Dešinę ranką uždedam ant kairio peties, galvą šiek tiek pasukam į dešinę pusę ir čia paprašom, aš esu visiškai nekalta. Motina, išvalyk mano visas kaltes. Aš esu nekalta, nes aš esu dvasia. Kartais mes prisigalvojame įsivaizduojamų kalčių. Kartais ir tikrųjų kažką padarome. Bet šiuo momentu aš dabar medituoju. Aš esu visiškai nekaltas ir nekalta. Prašome, panaikinkite visas mūsų kaltes. Galime dešinę ranką pasukti palei laikrodžio rodyklę, ten, kur yra mūsų kairysis petys. Pasukam ir numetam atiduodam į motiną žemę. Vėl pasukam.
Ir vėl numetam. Ir taip kelis kartus, kad prasivalyti šitą sapną. Aš esu visiškai nekalta. Aš esu visiškai nekalta. Nes aš esu kalta. Dešinę ranką nuleidžiam link žemės, kairė lieka atversta. Ir dar kelis momentus pabūname be minčių. Dėmesys virš galvos. Dešinę ranką padedam ant kelių, kairę pakeliam į viršų, į eterį. Ir čia paprašom. Dieviškoji motina, apvalykite mūsų dešiniuosius kanalus. Tegul visos mūsų negatyvios reakcijos, visa agresija, visas pyktis, planavimas, mūsų įsivaizdavimas, kaip turi būti ateityje, tegul išeina, tegul išsivalo. Priminame savo, kad aš esu tik stebėtojas. Aš esu tik stebėtoja. Dieviškoji motina, panaikinkit visas mūsų iliuzijas. Leiskit pamatyti realybę tokią, kokia ji yra. Paprašom, pamedituojam. Dėmesį laikome virš galvos. Kairę ranką nuleidžiame ant kelių. Dabar abi rankos ant kelių. Dieviškoji motina, apvalykite mūsų centrinį kanalą. Leiskite mums pajausti čia ir dabar akimirką. Dėmesį koncentruojam virš galvos. Leidžiame kundalinę energiją tekėti. Stengiamės nieko negalvoti.
Dešinę ranką padedam ant kaklo. Čia yra tokia duobutė. Visus tiesiog pirštus sudedam į duobutę. Dieviškoji motina, padaryk mus kolektyviškai. Dėmesį laikom virš galvos. Dabar dešinę ranką uždedam ant kaktos, o kairę ranką ant pakaušio. Taip mes apkabinam visą agijos centrą iš abiejų pusių. Čia pasakome, aš visiems ir viską atleidžiu. Aš atleidžiu sau už viską. Aš atleidžiu. Aš atleidžiu. Aš atleidžiu. Aš esu atleidimas. Aš atleidžiu. Dieviškoji motina, prašau ir man viską atleisti. Jei kažkada kažką padariau prieš savo dvasią, prieš savo dvasinį realizavimą, prašau man atleisti. Žodžiu sakom labai nuoširdžiai, lyg tais vaikas atsiprašytų savo mamos. Prašau man atleisti. Prašau man atleisti už viską. Leidžiam rankas, dešinę ranką, taip lyg keltumėm ant delno lašelį, lėtai uždedam ant galvos ir vėl taip dar kokius 2 sykius keliam delną link galvos. Ir dar kartą. Delniuką uždedam ant viršugalvio, jį pamasažuojam palei laikrodžio rodyklę. Nieko neskaičiuojam. Paspaudžiam biškutį, prajudinam. Dieviškoji motina, sustiprink mūsų jungtį, sustiprink mūsų dvasinę realizaciją. Leisk mums pajusti tikrą meditaciją, leisk mums pajusti tikrą tylą viduje. Pakeliam dešinę ranką virš galvos. Fiksuojam dėmesį ten, kur ranka. Ar galime ir kairę ranką tą patį padaryti. Fiksuojam dėmesį ten, kur ranka. Meditacija.
Tylos meditacija. Medituodami atkreipiam dėmesį, kad mūsų delnas turi būti ištiestas, nesulenktas, kad pirštai būtų įskleisti kaip vėduoklė, nugara tiesi ir dėklis. Ir dėmesį koncentruoju virš. Po truputį atsimerkiame, pažiūrime į žvakės liepsną. Kam vėliau norėsis, galės toliau pamedituoti. Dabar kartu sudedam rankas kaip maldą, nuleidžiam truputį galvą, nusilenkiam savo vidų, savo dvasią, nusilenkiam dieviškai motinai ir padėkojam. Ačiū už šitą ryto meditaciją. Ačiū už galimybę medituoti kartu. Ačiū už šitą sukurtą Sahaja jogos metodą. Dėkojame Jums vėl ir vėl. Labai lėtai, su dėmesiu, pasikeliam kundalį ir pasidarysim apsaugą. Pirmas mazgė. Mazgam.
Teismas gerai. Darome apsaugą. Čia išrima. Čia išrikani. Ačiū visiems ieškotojams, kurie meditavot kartu. Buvo tikrai labai gera. Ačiū labai, labai geras dėmesys iš tikrųjų dar laikosi. Tai jeigu kas nors dar jaučia, kad norėtų pratęsti meditaciją, tai galim pratęsti, atsijungus. Ačiū labai, Indra, kad pravedėt. Ir gero meditavimo toliau iki antradienio. Ir, ir pasimėgaukim tais ilgais rytais ir vakarais, kai dar galime ramiai pasidėti, kai tik tai beveik sutampa su aušra. Kažkaip mačiau, Dovilės kambarys pradžioje buvo tamsus, o pasidarė pilnas saulės, tai taip gera matyti tas momentas. Tai, tai Džeši Matadži, ačiū labai visiems. Kažkas kažką parašė. Parašė. Ačiū visiems būsim kartu. Gero savaitgalio. Taip, gero savaitgalio visiems. Iki. Džeši Matadži. Išrima.